Čia aš reporteris Kersas, specialiai iš Panelės studijos. Turiu specialų reportažą iš Plungės, kur realybės šou XXL laimėtojas Donatas atsakys į mano klausimus. Donatai, klausiu. A girdi? Kuo tavo gyvenimas pasikeitė atsikračius 43 kilogramų? Pasikeitė visas gyvenimo būdas ir patys mitybos principai. Sveikas valgymas tas pats, kas ryte ar vakare įsivalyti dantis. Ar dažnai darai mažytės nuodėmes? Mažų nuodėmių kažkiek darau, bet jos labai mažos ir tai neįtakoja. Tai ar su draugais kokį kokteilį išgėriau po Lietuvos rinktinės pergalės. Koks tavo didžiausias malonumas? Jaučiu malonumą, kai nueini į parduotuvę ir kas seniau nieko netikdavo, reikėdavo užsakyti viską, tai dabar, kai gali pasirinkti iš visko ir kas patinka, kas nepatinka ir malonumas, tarkim apsipirkinėti. Bet dar nedrąsiai apsipirkinėjau, nes dar nežinau, kaip toliau svoris reaguos, nes noriu iki 110 numesti ir dar liko 5-10 kg kažkur iki, man atrodo, mano idealaus svorio. Manau, kad tikrai jam vertėjo numesti tą svorį, nes dabar atrodo labai gražus, nors ir prieš tai, kiek mačiau pagal nuotraukas, irgi buvo gražus vyras. Vis dėlto vyro turi būti daug. Nu ir kuo tu jį maitini? Žinoma, reikia prižiūrėti, kad ir toliau išliktų tas svoris, tai kad ir maitinsi tuo, kas tik sveikatą. O dabar Donatas parodys specialų dalyką. To nepadarė net mama rock'n'roll numetusi svorio. Tai buvo specialus reportažas iš Plungės. Čia aš reporteris Kersas, kuris tokių dalykų nedarė, tikiuosi nedarys.